Sveiki gyvi, kviečiu Jūs į trumpą kelionę po Lietuvos kino naujienų pasaulį. Ar žinote, koks žmogus padaro taip, kad filmas atsirastų? Surenka ir pritraukia lėšas, rūpinasi filmavimo komanda ir prižiūri, kad filmavimai vyktų sklandžiai ir greitai. Tai prodiuseriai, be kurių šiuolaikinė kino industrija neįsivaizduojama. Daugiau apie šią profesiją ir jos iššūkius papasakos Nepriklausomų prodiuserių asociacijos valdybos pirmininkas Kęstutis Drazdauskas. Prodiuseris iš esmės yra žmogus, kuris turi surinkti tą visą reikiamą finansavimą, kurio reikia įgyvendinti projektui. Ir po to be abejo turi prižiūrėti, kad jisai sėkmingai būtų įgyvendintas, ir paskui turi užsiimti platinimu. Prodiuseris yra žmogus, kuris praktiškai ant jo pečių guli visą finansinę atsakomybę projektą. Jeigu kažkas kažkur kažkaip nepasiseks, tai prodiuserio galva lega. Tai yra, kertinis žmogus filme. Lietuvoje mes tikriausiai viena tokia įgimta specifika yra tai, kad mes esame labai maža šalis, automatiškai turim labai mažą rinką. Todėl prodiuseriams pagaminti produktą, kuris finansiškai atsipirktų, yra praktiškai neįmanoma Lietuvos sąlygom. Vien iš Lietuvos. Tai yra tai, kad mes turim stengtis gaminti tokius produktus, kurie veiktų ne tik Lietuvai. Tai yra, jie turi rasti rinką užsienyje. Europos kinas jis yra dotuojamas iš valstybės kaip kultūrinis produktas, tai yra tiesiog iš seno ta tradicija yra, Lietuvoje irgi taip yra, tik tai tiek, kad, sakysim, pagal savo dydį ir pajėgumus finansinius Lietuva finansuoja kiną labai neženkliai iš tikrųjų. Lietuvoje dabar prodiuseriai stengiasi kiek įmanoma daugiau daryti koprodukcinių filmų, tai yra tai, kad finansavimas eitų ne vien iš Lietuvos, bet turint nedidelį finansavimą Lietuvoje, tai net jeigu tu turi užsienyje partneriai, dažnai nepavyksta padaryti projektą dėl to, kad tiesiog yra per mažas indėlis. Kinematografininkų sąjunga, kuri vienyje įvairius kino žmonės, jie turi skirtingas gildijas, kurios įeina į kinematografininkų sąjungos sudėtį, bet prodiuserių kaip tokių tenai nėra. Tai automatiškai atsirado poreikis profesiniai organizacijai, kuri atstovautų kino gamintojus, iniciatorius, finansuotojus, pagrindinius praktiškai kino industrijos variklius. Tai taip atsirado tas poreikis, žmonės susibūrė, įsisteigė asociaciją, ir paskui po truputėlį jinai augo, keitėsi, modifikavosi ir dabar manau, kad yra viena iš tokių labai pajėgių ir organizuotų struktūrų. Tai prodiuserių asociacija kaip organizacija, jinai kino projektų nevykdo, jinai atstovauja savo narių interesus tik tai, bet mūsų nariai vykdo kino projektus. Iš mūsų narių dabartinių projektų, tai Vardas tamsoje, neseniai išėjęs į ekranus, Sangailė taip pat, nufilmuotas filmas, jisai dar neišėjo, bet visiškai neseniai filmavimo darbai baigti. Lineta Mišeikytė ir Gary Tech, kurie buvo mūsų ir nariai, taip pat dabar vykdo didžiulio amerikiečių filmo filmavimą Vilniuje. Aš pats išleidžiu premjerą Mariaus Ivaškevičiaus Santa sausio mėnesį į ekranus. Tai tokie darbai. Aišku, dar yra krūva dokumentinių įvairių filmų ir panašiai, čia visų labai sunku suminėti. Mes prodiuserių asociacijoje vienas iš tokių dar svarbių momentų yra tai, kad mes stengiamės, kad kinas būtų tokia skaidri sritis. Jeigu, sakysim, anksčiau aplink kiną visą laiką sukdavosi tokia intrigų aura, tai mes labai stengiamės, kad ta aura kuo greičiau išnyktų ir kad iš tikrųjų, kadangi dirbam su šiaip ir tai mokesčių mokėtojų pinigais, tai kad visi procesai vyktų kiek įmanoma skaidriau. Tai yra mūsų vienas iš tokių esminių uždavinių. Reikia pasidžiaugti, kad su keičiantis technologijom, ateinant naujai kartai, atsiranda vis daugiau tų projektų, kurie, vadinkim, darosi ten vos ne namūdiniam sąlygom, dažnai be jokio finansavimo, bet bent jau turinio prasme filmų daugėja.
Ir dabar iš tikrųjų problema yra jau netgi kino teatruose užsikovoti savo nišą, kad savo filmą galėtum parodyti, nes vienas po kito išeina nauji lietuviški kinai. Tai tas labai džiugina ir tikiuosi, kad kiekybė išvirs į kokybę labai greitai, tai yra, kad tas kinas darysis vis įdomesnis. Na, o šiaip žiūrovas noriu paskatinti iš tikrųjų eiti į lietuvišką kiną. Noriu pagirti žiūrovus, nes iš tikrųjų lankomumas lietuviškų filmų yra labai aukštas. Ir sakysim, jau keli metai iš eilės lietuviški filmai kasoj sudaro apie 10% nuo bilietų bendro surinkamo skaičiaus. Tai yra labai geras rodiklis, labai daug Europos valstybių norėtų tokį rodiklį pasiekti. Bet tai nepaisant to, aš manau, kad reikia neužmigti ant lauro, taip sakant, ir eiti žiūrėti lietuvišką kiną, nes kuo daugiau jūs žiūrėsit, tuo daugiau mes darysim. Manau, nesuklysiu pasakydama, kad ir naktį pabudę jūs puikiai atsakytumėte į klausimą, kas meluoja geriau. Televizijos serialo Moteris meluoja geriau gerbėjams turime džiugę žinę. Jau nuo rytojaus jūsų dėmesio į kino filmo Moteris meluoja geriau Kristina premjera. Šioje romantinėje komedijoje matysite tą laikotarpį, kuris televizijos ekranuose nebuvo rodomas. Filme pasakojama apie Kristinos ir Pauliaus gyvenimą kartu. Kaip ir seriale, taip ir juostoje vyrauja meilės, draugystės ir keršto temos, kurias visas sujungia šmaikštūs ir kartais absurdiški elementai. Susitiksim teisme. Tik atsargiai vairuokit. Jūsų gyvybei gresia pavojus. Na, tai žinau. Rytoj mano vestuvės. Nesaugo tiesos. Neseniai Lietuvos kino sales pasiekė italų režisieriaus Gabrielės Salvatorės sibirietiškas auklėjimas. Šį filmą norisi vadinti lietuvišku todėl, kad didžioji dalis filmo buvo nufilmuota čia, Lietuvoje, o dauguma aktorių lietuviai. Filmas sukurtas pagal Nikolajaus Lenino biografiją. Čia matysite atokiame Sovietų sąjungos kampe gyvenančias gaujas. Viena iš jų – sibiriečių gauja kartu su seneliu Kuze, kurį vaidina Džonas Malkovičius. Savo anūkus, kuriuos vaidina jaunosios kartos lietuvių aktoriai Arnas Federavičius ir Vilius Tumalavičius, jis moko, kaip išgyventi. Visa istorija rutuliojasi svarbių istorinių pokyčių fone. Griūna Berlyno siena, žlunga Sovietų sąjunga, keičiasi tiek socialinė, tiek kultūrinė šalies sankloda. Tiek naujienų iš Lietuvos kino pasaulio. Nesušalkite. O jeigu taip atsitiks, tuomet visada jūsų laukia šiltos kino teatrų kėdės. Gražaus ketvirtadienio!